Nu, pradedam. Nu, jau. Jau. Bet stalą tai galėjai susitvarkyti. Ai, karoči, daug aš susitvarkysiu, pats padarysiu. Konstruojant kilo tokia mintis. Jeigu šitas vienas varžtas išlaiko visą jėgą, tai gal man nereikia gale ir kitur konstruoti tokių atramų, o pakanka tiesiog į tokius laikiklius įsukti po varžtą ir viskas gautųsi daug paprasčiau. Tai vat pasikeitė visa konstrukcija. Ir dabar vietoj suktuko yra galingesnis benzininis variklis. Tai ir jėgos smarvės turėtų būti pakankamai, tikėkime šį kartą. Tai vat prieš tęsiant darbus toliau, prieš užpildant visą skydą šiaudais, noriu pasibandyti šitą. Nu, galima sakyti, jau pasiruošę. Dabar belieka užkurt. Normaliai. Wow, jau gal užtenka. To prasme. Eik tu sau, ta prasme. Tik kiek čia tų šiaudų man reiks? Reikia dabar prisisukti varžtus ir atleisim. Eina sau. Wow. Dabar jau pats grįžta, prieš tai negalėjau. Aš manau, varžtai savo darbą atliko. Op. Op. Eik tu savo, geras. Kurgi net. Tai va tokio rezultato ir reikėjo. Eina savo. Kaip žemė ir dangus su to, kas buvo prieš tai. Aišku, va dar truputis liko, nu bet... Ui, lyginant su tuo, nuo ko pradėjau, tai čia... 9 iš 10. Kol dar nesutvarkiau viso šito bardako, galvoju, parodysiu aš jums dar vieną planą chuliganą. Arba kokiu būdu planuoju apipjauti sekantį kartą šiaudus. Nupirkau tokias staklytes, nieko ypatingo. Tiesiog piela, juostinis pjovimo stakas, paprastutis,
pačios pigiausios pirmam kartui. Ir mintis yra tokia. Perpjautės per pusę, išsididint, ta prasme, kad galėčiau jas naudot kaip, pavadinkim, minigaterį. O taip užsidėt ir su jom keliauti čia. Ir po truputį neskubant, nes jos labai silpnos, pabandyti apipjaut, kad būtų gražus lygus paviršius. Truputį, aišku, bus pakilę virš medienos, kad nekabint šitos dalies. Bet mintis yra tokia. Nežinau, pavyks, nepavyks. Bandom. Taip, neveikia. Pinigai išmesti. Ir pasakysiu kodėl. Žodžiu, labai negalingas variklis, kuris gavęs nors kažkokią apkrovą iš karto uždūsta miriop. Tada plonas pjūklas, kuris tai pasiduoda gilyn, tai į išorę. Ir mažos apsukos, dėl kurių šiaudą vietoj to, kad nupjautų, jį tiesiog nuguldo. Aišku, galima sakyti, nu gerai, reikia didesnio, galingesnio ir panašiai, bet ne. Ką aš išsiaiškinau, rusai pasidarė didžiulius gaterius kaip 2 garažai, 3 kartus pravažiuoja gaterių ir vis tiek lieka vienas kitas šiaudas styroti ir negauna to rezultato, kurio aš noriu. Bet yra išeitis. Tadadam! Paprasta bulgarkė, kaip ir prieš pirmą kartą, tik tai šį kartą diskas pritvirtintas kitaip, ant specialaus adapterio, kurį galima pas poną Alį nusipirkti arba pas tekintoje paprašyti, kad ištekintų. Ir veikimo principas jau turbūt kaip patys matot labai paprastas. Tiesiog ranka pirmyn atgal važinėja, persistumi, bet rezultatas, kuris gaunasi lygus kaip veidrodis. Parodysiu paskui. O šiandien tikslas yra toks. Pirmą kartą po visų patobulinimų pabandyti pagaminti visą skydą nuo A iki Z, apsipjaut ir išbandyti dar vieną naują žaislą, tai elektrinę hidraulinę stotelę, su kuria daug patogiau dirbti. Nereikia kiekvieną kurt benzininio variklio kaip prieš tai. Aišku, vienas minusas, šita pompavo 40 litrų per minutę, o čia tik tai 13. Tai tiesiog cilindras daug lėčiau keliauja, bet tiek to. Žodžiu, tiesiai šviesiai sakau, gaidys gaunasi čia, nes negaliu normaliai apsistatyti šitų rėmelių ten, kur noriu, nes patys matot kiek šiaudų. Tai ką dabar padarysiu, apsipjausiu visus šiaudus su šitu žaislu nauju ir tuo pačiu parodysiu, kaip jisai veikia. Two 2,000 years later.
nežinau, jau čia trečias blynas, kurį darau ir vis tiek prisvilęs. O dabar parodysiu, kas ir kur ne taip. Tai, žodžiu, kai keliauja šiaudai, jų patenka į šitus tarpus, jie niekur nedingsta ir vat prilenda čia. Dar kiek galėjau iš šitos pusės pirštais išėmiau, bet vis tiek. Iki tobulybės dar ilgas ir tolimas kelias. Aišku, jau turiu minčių, kaip šitą problemą išspręsti. Ir kaip matėt, ta prasme, man žiauriai dažnai reikėjo pirmyn atgal važinėti, nes neturėjau vietos, į kur pridėti naujų šiaudų. Nes šito rėmelio kreipiančiosios labai trumpos ir mintis yra tokia, kad jas gal netgi pasidvigubint ar net pasitrigubint, kad galėčiau turėti didesnį bunkerį, į kurį galėčiau krauti šiaudus ir tada presuoti. Tai patobulinimas čia ir čia reikia viską pergalvoti. Tai va dar vieną dalyką apie apipjovimą. Tai tas mano naujas įrankis, kampinis šlifuoklis su tuo disku, veikia tada labai gerai, kai šiaudai būna trumpi. Ta prasme, pavyzdžiui, centimetras, 2, gal net 3, bet kai turim tokį kalną, tokias džiunglės, tai be šansų. Tai ką reikia daryti kitaip, pirminį apipjovimą kažkokiu kitu įrankiu, tai arba grandininiu pjūklu, arba yra dar toks tandeminis pjūklas, kurio nei kart nebandžiau, bet labai noriu pabandyti. Ir apipjaunam ir tada su bulgarke jau tą gražų paviršių rezultatą, kad gautųsi toks kaip čia. Realiai dabar visa konstrukcija pasikeitė. Tai pasikeitė dabar visa konstrukcija. Tikiuosi, paskutinį kartą jau tą darau. Tai laikikliai dabar išnešti po 15 cm, nes kai jie buvo prie pat, buvo problema, kad šiaudai keliavo iki laikiklio, o už jo negalėjo pereiti į kitą pusę ir negalėjo užpildyti šito tarpo pilnai. Tai tikėkime, dabar šitą problemą išsispręs. Atsirado grindys slankiojančios, susislenka, išsiplečia, kai grįžta atgal presas, tam, kad šiaudai nekristų ant žemės. Ir irgi toks nemažas patobulinimas, dabar kiekvienam kampe yra tokie reguliavimo varžtai, kad būtų galima išgauti tobulą 90 laipsnių kampą, o gal ateityje mintis yra daryti pasvirą kampą, pavyzdžiui, stogo panelėm, bet iki to dar toli. Tai va, pasibandom, pasižiūrim, kaip pavyks užpildyti paskutinį etapą. Tai va, trumpas apibendrinimas. Viskas būtų buvę gerai, viską pasistačiau pagal linijas, nežinau ar čia matosi, bet atgal grąžindamas presą padariau menką klaidelę ir truputį nusimušė. Bet nieko, kitą kartą žinosiu, ką daryti kitaip. O dabar baigėsi lietus. Varom apsipjausim su šitais 2 žaislais. Gerai apsipjaus. Jau ne tos didelis džiunglės, kaip buvo prieš tai. Tai va, rezultatai daug geresni, dabar viskas gražiai ir tolygiai užsipildė. Dar porą dalykų yra, ką pataisysiu, bet jau plius minus tai, ko norėjau. Šitie ožiukai nusipjaus. Tai va.
einu aš visą šitą bardaką tvarkyti. O jūs laukit sekančio video. Iki.